Ai, nu matau kalną, va. Jūs gal irgi taigi patysit. Aš šiaip žinau, kad visai gerai tą mašiną, man patogu. Aš sakau, kur tą pozityvą? Net nesinori keltis ten kiek patogu. Žinot, koks vienas minusas yra, kad kai ryte nori tualetą. Na, nori. Sveiki užsukę į naują video. Naują dieną. Naują dieną. Nauja šalis. Nauja šalis. Nauja pusryčiai. Nauja pusryčiai. Žinai, kur po to bus po savaitės? Vėl avižinė košė. Šiaip kempingas žiauriai fainas su visais privalumais. Tūlikai, dušai, niekas nekainuoja papildomai. Vanduo. Elektra, man atrodo, gal ir kainuoja, bet mes iš tikrųjų neklausiam. Kažkaip šiandien be elektros. Sukom. Skalbimo mašinos irgi, man atrodo, keli eurai. Nėra tokios kaip virtuvės, yra tik kur suplauti indus. Jo, bet yra ir kavinukė, mačiau jau atsidarė. Yra ir parduotuvėlė, galima nusipirkti, mačiau ir šampūnus pardavinėje, ir dušo želiai, jeigu ten pritrūksta. Nu, žodžiu, visi privalumai. Mes einam iš savo kempingo dabar 12 minučių pasižiūrėti ežero, kuris čia yra didžiausias lankytinas objektas. Nelabai suprantam, kur papuolėm. Nu, pasaka kažkokia, tokie kalnai. Galima pasimti tų valtelių turą. Kaina, sakė, lyg tai aplažė 25 eurai. Mes pasirinkom apeit pėstutę. Čia 15. Neapeisim čia. Painiai labai rūkas tas tarp kalnų. Čia ypatingai pradžioj viskas, tai prabėgom pas mus. Vėliau apsistosim biškį ilgiau tam tikrose vietose. Kadangi nuvažiuot labai norim toli, tai vis reikia pagabaliuką, bet nors pasižiūrėti, kas yra. Tarpuose gražaus yra. Jo, tai šiaip šitoj Vokietijos vietoj, nu tikrai gamta nuostabi. Tų žygių yra ir jų yra nemažai, bet mes turim judėti. Tai ir judam. Gerai, kad stabdžius mes gyvenam iš kelionę. O, yra aploja. Žiūrėk, tavo karvuotės. Stojam papietaut. Ir mums parašė iš mūsų tinklo, kad neišvažiuokite. Austrijos neparagavo dešrelis su garsišiam ir... Apfelstrudel. Tinka? Labai yra. Jeigu yra razinų, tai neužžiūrėjau. Žodžiu, Šveicarija pats tiko su nuotykiais. Tik atvažiavom, atėjo žinutės, kad ten nuskaitė po 6 eurus už 100 megabaitų interneto. Tada važiuojant iki kempingo supratom, kad nenusipirkom vinjetės. Realiai galvos skausmas dabar, čia gausim baudą, negausim baudos. Ir trečias dalykas, atvažiavom į kempingą, į kurį planavom. Feeling spontaneous, we are fully booked today. Wi-Fi code and 2 coffees. 2 coffees. Kažkom kažką susiradom. Šiaip ne taip. Planavom pigią nakvynę. Gal žiauriai
Nu, tipo, sąlyginai brangu, viską čia ant greičio irgi užsibukinom, tai tikėkime, kad neapsigausim. Kur dingo tas pagilėjimas, kai vakar buvo. Tiesiog būtumėm nepramazę tos vinjetės, būtumėm spirkę, net nebūtų tos minties, kad pavažiavus pro nemokamus kelius, supratom, kad neturim nei vinjetės, nei interneto, nei namų. Nei namų. Ir toks jauties. Ką vertinat? Pasitėlis. Rapusi langai? O kodėl? Palauk, gal čia ženk pakelt, ne? Kelias? Aišku, dabar sunkiai matyti, žinai, bet... Valgom makaronus ir planuojam, kaip po Ilgažienų keliauti iki Komo ežero. Dar kažką bandom sugalvoti iš anksto, nes neturėsim interneto. Tai vakar pasimokę parašėm kitai vietai iš vakaro, kur planuojam šį vakarą būti ir irgi užimta. Tai vėlgi, be plano, neaišku kaip, bet kažkaip. Čia yra kelios aikštelės, yra viena šalia visiškai keltuvo, yra viena šalia pastato ir susimokėti galima nuskaičius QR kodą. Ir dingo internetas, bet šiaip pasikavom kažkokį Wi-Fi tai. Bet esmė tame, kad nežinau dabar ar Ai. Pavyko. Šiaip ne taip susimokėjom. Internetą matai, mama, gauti. Šiaip, kiek žiūrėjom rekomendacijų, tikrai vienas iš tų žygių, kur verta gyvenime matyti kiekvienam. Nusileidus nuo vieno keltuvo čia čiut paėjus yra kitas keltuvas. Atviras, jeigu kas nors bijo. Sakus viską, neparas. Dabar. Kapojam. Oh my god, kaip aukštai rapulai mirsiu. Oh my god. Pasirodo, yra dar vienas keltuvas, kurio reikia nueiti, irgi bus atviras. Šviečia saulytė. Trečiasis keltuvas. Gerai, gal. Atsargiai. Smagu? Ir va, koks gražus vanduo. Tai šitas toks tipo pirmas ir paprasčiausias ežeriukas. To žvaigždrų vandens. Nu, bet tokioje vietoje, kad tikrai nepaprasta čia. Akim tai atrodo, kad net netikra čia. Aha, stimuliacija. Tikrai stimuliuoja. Atvirai pasakius, aš nežinau, ar čia per kamerą įmanoma perteikti šitą grožį ir dydį. Šiaip tokiais gana siaurais keliukais, tai labai priklauso ir atgūgana ir į kalnėlių. Bet šiaip nėra pats lengviausių toks, vis tiek reikia papučiat, bet nu jūs patys pažiūrėkite. Bet tas vanduo, žinok, atrodo netikras. Čia iš tikrųjų tai su Photoshopu rūta. Nu va, kelio tai visokio, ir akmenų, ir uolų. Kartais atrodo eini tiesiog akmenim, bet visur pažymėta tai. No worries, my friends, you'll be safe with me. Antras. Turime kitą. Trečias. Šitas vat ir turi krantą neblogą, tai sako irgi pirmam tokiam sustojimui, įsimaudyti vasarą, tikiu, kad čia labai fainai. Maudytis nesimaudysim. Bet gal bent jau reikia paliesti tą vandenį. Vau, koks skaidrus atrodo. Ledinis. Niekaip neįlystum.
Palikom po akmenutą. Nebaisu. Iškeliu baisu. Ką, šiaip ne taip, turėjom 5. Finišo tiesioji, stotis pasiekta. Rapolas eina kaip pingvinas. Sakėm, taip lengviau. Nu, galiu pasakyti, kad į apačią lipti vis tiek sunkiau gaunasi. Tai tiesiog pasiekėm paskutinius metrus. Leisimės su keltuvu į apačią ir žygis pats. Aplai atsiverk. Žiūrėk, mėgaukis. Žemyn leistis biški baisiau. Nei viršų kelt, kai matai perspektyvą. Tai viskas, Šveicarijos pagrindinis tikslas pasiektas. Dabar neatrodo, kad mes labai laimingi, nes vėliau pavargę. Iš tikrųjų, žiauriai. Bendroji sumoji užtrukom apie 6 valandas. Vieną kartą tokį normalų buvom, kad sustojo pavalgyti. Daugiau, tai ten atsigeri vandens eidamas, pafotkinint irgi. Atsisukai, pafotografuoji ir eini toliau. Pasakysiu taip, žygis iš tikrųjų varginantis. Nėra paprastas pasivaikščiojimas parke. Tai nusiteikit, bet visumoj labai gražu, ta prasme, vaizdai viską atperka, visą tą nuovargį. Atrodo tikrai, kad plakatas kažkoks prilipintas, kažkoks lipdukas, nesitikė, kad tokie vaizdai. Nu ką, kadangi Šveicarijoje kempingo negavom ir antrą naktį čia neliksim po brangiai, taip sakant, tai keliamės į kitą vietą, o kur? Pamatysite kitame video. Iki. Mano žmonelė biškai stresuoja. Sako, Rūta, jeigu išgyvensim šitą kelionę, išgyvensim viską.